Širvintiškiai, turbūt jau pasiilgote mūsų. Taigi, jūsų dėmesiui dar viena situacija. Tiksliau, socialinis eksperimentas. Štai, turime žmogų, pagrindinį herojų mūsų situacijos, kuris, kaip matote, yra su gipsuota koja, su ramentais ir visiškai pavargęs, nes diena irgi yra karšta. Taip kad žiūrėsime, ar šiam žmogui sustos širvintiškiai ir padės, ir kiekgi šią dieną apdovanosime garbingo Širvintiškio medaliais. Labą dieną. A galėtumėt pavežti, toli važiuojat? O man, kur jūs važiuojat? O man iš Širvintų kaimą, galėtumėt pavežti? Oi, kaip jums ačiū labai. Pasistengsim. Gal galit padėti? Bet aš gal kaip nors. Girdėjote apie mūsų projektą video, Pričiupom, šiaip vadinasi. Teko girdėti, taip ir matyti. Tai va, tai dėkojam jums, bandėm tokį socialinį eksperimentą. Ar Širvintiškiai sustos žmogui, susilaužytą koją ir padės, tai jūs pagelbėjot, taip kad norim įteikti jums garbingo Širvintiškio medalį. Dėkojam tada ir stebėkite mūsų video toliau. Ačiū, viso geriausio. Gal pavest galit? Galim. O, kur važiuojat? Nesvarbu jums kur? Ne. Tai ačiū labai tada. Nes po lygos, va, kaip koja sulaužyta. Gal duoti šalmą? Gal duok? A kaip čia atsisėda šitas? A kiek salmos pas man? Aišku. Tai malonu, kad sureagavote į mūsų socialinę situaciją ir sustojote mūsų vargšui. Taip, kad norime įteikti jums garbingo Širvintiškio medalį. Ir nuotrauką, jeigu galima. Labą dieną. A toli važiuojat, a galit padėti sužeistam žmogui? A galit nuvežti iš Širvintų kaimą? Ten netoli, 4 namas bus. Oi, kaip jums ačiū. Žinote, kad Širvintose vyksta projektas Pričiupom širvintis. Tai va, kaip tik šiandieną ir papuolėte į mūsų projektą. Tai dėkojame, kad sustojate mūsų vargšui
žmogų ir jį pavėžėjate ir norime įteikti jums garbingą širvintiškio medalį. Sveikinam ir nuotrauką, jeigu būtų galima, Rimai. Galit pavežti? Oi, kaip ačiū jums. Pervargęs visas, nieks nestovi. Labai dėkojame, kad sudalyvavote, sustojote mūsų socialinėme eksperimente, šiam vargšui žmogui padėjote. Baisus, gražus, iš kurios pusės pažiūrėsi. Galėjo geriau aprengti, daugiau stotų visiems. Tai norime jums įteikti garbingo širvintiškio medalį ir sekite mūsų naujienas ir linkime geros dienos ir dar nuotrauką, jeigu galima.